Pacientas, žodžiu, pas gydytoją ateina, sako, gydytojau, žinokit, man akise dvigubinėsi. Bet ir sako, gerai, tai sėskite ant kėdės. Ant kurios? Geras. Gimdymo namai, ką tik gimė vaikas. Berniukas. Na, akušeris nesupranta, kodėl vaikas neverkia. Juokias kikelis. Bet suspaudęs vieną kumštį. Kita rankytė laisva, taip tabaluoja pirštuką, o kitas kumštis suspaustas. Nu, geras, sako, to dar nemačiau. Akušeris prieina, atgniaužia, taip stipriai sugniaužia, atgniaužia tą kumštį, žiūri, ten kontraceptinė tabletė. Nu, va toks, nuo pradžios. Blondinė savo draugiai guodžiasi, sako, nu, aš nežinau, Vaiva, tai, žinok, man žiūriai nesiseka gyvenime. Nu, taip nesiseka, tu neįsivaizduoja. Vos tik susipažįstu aš su įdomiu seksualių vaikinų, paaiškėja, žinok, arba jis yra vedęs, arba aš ištekėjus. Paaiškėjo. Geras. Trumpas iš šeimos gyvenimo. Mieloji, klausyk, dar galim ieškoti kaip nors kompromisą susitart, ar tu jau teisi? Dar vienas iš šeimos gyvenimo trumpas. Uošvė prarijo 50 centų. Smulkmena vis tiek malonu. Malonu. Profesorius klausė studentės. Mieloji, ar galite įrodyti, kad vanduo pritraukia elektrą? Vanduo pritraukia elektrą. Taip, profesoriu, visiškai taip. Kas kart, kai aš guliu vanoje, jau suskamba telefonas. Dar vienas. Žodžiu, po nepasisekusių varžybų treneris šaukiant žaidėjų futbolininkų sako, aš prašiau jūsų žaisti taip, kaip dar niekad nežaidėte, o ne taip, lyg niekad nežaidėte. Čia gal Islandų treneris vakar taip sakė. Man demotyvuot gali būt. Retro anekdotas. Senelis sako anūkiai. Vakar vakare tarpuvertėje mačiau bučiavaisi su Jonikaičiu. Kas jis? Policininkas ar laiškininkas? Na, žiūrint, senelė, kelintą valandą matei. Bet vis sakėt, Smetoninė Lietuva transliuoja Kauno radijas ir jūs girdite tokį anekdotą. Nelabai. Juokinga. Mano irgi toks truputėlį jaunesnių taip laikų, 60-ųjų metų aš turiu tokį. Daktaras sako, man atrodo, turiu problemą su regėjimu. Sako, žinok, tikrai turite, nes čia poliklinika. Čia bankas, ne poliklinika.